Gerbiama ministrė, vyriausybės vicekanclerė, Lietuvos mokslo akademijos prezidentė, artimieji. Visų pirma, aš noriu nuoširdžiai padėkoti Lietuvos mokslo premijų komisijai už tokį aukštą mūsų darbų įvertinimą. Apdovanotai darbų ciklą sudaro 3 dalys. Jos yra tokios: fundamentiniai tyrimai laringologijoje, inovatyvių gerklų ligų diagnostikos, chirurginio ir konservatyvaus gydymo metodikų kūrimas ir diegimas ir informacinės technologijos laringologijoje. Dirbdamas kasdieninį praktikinį gydytojo darbą ir diegdamas inovatyves gydymo ir diagnostikos technologijas, visuomet jaučiau, kad siekiant geresnių gydymo rezultatų, tiek ir diagnostikos, būtini moksliniai tyrimai, kurių galutinis rezultatas yra geresnis mūsų gydomojo darbo efektas. Taigi, tyrimai iš vienos pusės turi būti atliekami fundamentiniai srityje, iš kitos siekiant įdiegti pačias naujausias technologijas, tarp jų ir informacinės. Taigi, fundamentinių mokslų srityje mūsų darbai buvo skirti matrikso metalo proteinazių tyrimams gerklų vėžio audinyje, kas leido geriau suprasti šios sunkios ligos vystymosi mechanizmus, lokalaus plitimo, metastazavimo kelius ir net šių žymenų įvertinti prognostinę svarbą ligos eigai. Kita svarbis fundamentinės sritis buvo taip vadinamų tunelinių nanovamzdelių tarp gerklų vėžio ląstelių tyrimai. Tyrimai gerklų vėžio ląstelių kultūros audinyje ar pačiam naviko audinyje. Šie tyrimai šioje srityje, aš turiu omeny gerklų vėžį, buvo atlikti pirmą kartą pasaulyje. Mes identifikavom šios nanovamzdelius, jų gebėjimą perduoti informaciją iš ląstelės į ląstelę, tarp jų ir genetinę informaciją, kas vėlgi leidžia geriau suprasti mechanizmą šios baisios ligos. Trečia fundamentinių tyrimų kryptis buvo gerklų vėžio eksperimentinio modelio viščiuko embriono choriolantoinėje membranoje sukūrimas. Šis eksperimentinis modelis ne tik leidžia matyti akivaizdžiai gerklų vėžio vystymosi atskiras stadijas, tačiau ir teikia vilčių šį modelį panaudoti iki klinikiniams vaistinių medžiagų tyrimams, kas vėlgi tikėtina turės praktikinę reikšmę. Kalbant apie informacinės technologijas laringologijoje, jų poreikis taip pat iškilo pradžioje iš praktikinių grinai poreikių. Kaip minėjau, dirbant praktikinį darbą, atliekant balsą gerinančias operacijas, fonochirurginės operacijas, yra svarbu vertinti jų rezultatą, tai yra balso pokyčius. Tam reikalingi balso signalo akustinių parametrų tyrimai, jų matavimai, ką mes ir darėme ir sukūrėme metodus, kuriais galime matuoti balso kokybę. Tolimesni žingsniai buvo jau automatinių sistemų analizuojančių balsą kūrimas, kas leidžia tas sistemas panaudoti balso ir gerklų ligų diagnostikai. Ir paskutiniai mūsų darbai, kurie jau siejasi gana glaudžiai su praktika, tai yra automatinės sistemos balso analizės sukūrimas, kurią būtų galima panaudoti kaip aplikaciją išmaniuosiuose telefonuose ir kiekvienas asmuo galėtų pasitikrinti savo balsą šios sistemos dėka, ar jis yra sveikas ar ne, tai moksliškai tai vadintųsi pirminė gerklų ligų atranka arba skryningas. Ir tai būtų labai svarbus žingsnis praktikinėme mokslinių naujausių pasiekimų įdiegime. Dar baigdamas norėčiau, žinoma, padėkoti visiems prisidėjusiems prie mūsų mokslinių darbų.
Didžiausia arba pirmoji padėka yra mūsų alma mater, tai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui, kuriame ir buvo atlikti visi darbai, o taip pat savo straipsnių pagrindinių bendrautoriams, tai profesoriai Vaivai Lesauskaitei, Kupčinskui, Valančiūtei, Pangonytei, Skeberdžiui, Kauno technologijos universiteto elektros ir valdymo prietaisų katedros profesoriui, jo grupiai, profesoriui Antanui Verikui. Na ir žinoma, šeimai už palaikymą. Ačiū.